Iš tikrųjų, man yra labai malonu šiandieną pasveikinti Jūs būtent Valstybinio patentų biuro vardu, susirinkusi būtent, kaip ir minėjo gerbiamas Giedrius, konferenciją, kuriai parinkome tokį pavadinimą, būtent intelektinė nuosavybė ir tvarumas šiuolaikinėje ekonomikoje, iššūkiai ir galimybės. Atrodo, skamba sausai, bet iš kitos pusės tai dalykai, su kuriais mes susidurime kiekvieną dieną. Konferencijas viena ar kita tema mes organizuojame kiekvienais metais ir tai darome bendradarbiaudami su ES intelektinės nuosavybės tarnyba. Ir dažniausiai mūsų konferencijų renginių tikslas yra būtent šviesti visuomenę apie intelektinės nuosavybės svarbą. Ir būtent apie tai, ką mes šiandieną kalbėsime, diskutuosime visos šios konferencijos metu, būtent ir atspindi, kad visuomeniai, kiekviena mūsų ši tema yra labai originali. Ateidami į konferenciją, aš pagalvojau, kaip simboliška, kad ši konferencija yra būtent Talent Garden vietoje ir tai taip pat yra susijęs su mūsų konferencijos tema, nes mes kalbame apie kūrybiškus sprendimus, apie kūrybiškus žmonės ir kalbam apie tai, kaip reikia augti. Reikia augti, bet kartu galvoti apie ateitį, kartu galvoti, kad mes turime kažką palikti savo būtent vaikams, ateities kartoms. Taip, tai iš tikrųjų, kaip mes kalbame apie intelektinę nuosavybę, tai mes tikrai žinome, kad intelektinė nuosavybė tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kurie padeda būtent pasauliui būti tvaresniam. Ir tai yra būtent technologijų pažangos, verslo augimo ir visuomenės gerovės variklis. Intelektinės nuosavybės objektais gali būti labai daug įvairių kūrybinių sprendimų. Mes kalbam apie prekių ženklus, mes kalbam apie autorių teises, mes kalbam apie išradimus, apie augalų veislės ir panašiai. Visa tai, kas prisideda, ką žmogus kuria būtent tam, kad mes kaip visuomenė išsprendę tam tikrus, sakykime, mums kylančias aktualijas, problemas, gyventume gražiau ir ne tik tikriausia, kad gražiau, patogiau, bet kartu ir saugiau, kartu ir būtent išsaugodami tą mūsų planetą, mūsų žemę ateities kartoms. Autorių teisės, galvoja, ar tai gali būti susijęs su tvarumu. Giedrius paminėjo, kad tikrai daug žino apie autorių teises. Ir tikriausiai atsakymas yra tikrai labai aiškus. Taip, literatūros, meno kūriniai irgi yra susijęs su tvarumu. Jau XIX amžiaus viduryje autoriaus Melvilio parašytas kūrinys Moby Dickas nagrinėjo irgi labai šiai dienai aktualią problemą. Būtent žmogaus ir vandenynų valdovo banginių santykį. Žmogus nori būti turtingesnis, nori gyventi geriau, turėti skalsesnį duonos kąsnį ir, jisai žudo ir jam už tai keršija. Šiandieną mes taip pat žinome kitą problemą, kurią tyrinėja mokslininkai savo būtent tyrimuose, bandydami išsiaiškinti, kodėl paskutiniais metais banginiai pradėjo pulti laivus. Ir būtent atsakymas yra labai paprastas. Yra pažįsta pusiausvyra. Banginiai nebežino, kaip orientuotis vandenyne. Užterštumas įtakoja jų būtent maitinimosi vietovių sumažėjimą. Ir visą tai mokslininkai tyrinėdami bando išspręsti, kaip vis dėlto pabandyti bent šiek tiek atstatyti tą pusiausvyrą ir siūlo įvairius sprendimus. Jūrų užterštumas naftos produktais. Tai yra ta priežastis, kurią mokslininkai teigia įtakoja banginių neįprastą elgesį. Be abejo, tai įtakoja ir ne tik tai banginius, bet ir visus jūrų vandenyno aplinkoje gyvenančius gyvūnus. Ir ar prie to gali prisidėti mokslininkai, ar prie to gali prisidėti intelektinė nuosavybė? Tikriausiai nebijom, kad tikrai taip. Ir būtent Lietuvos mokslininkai išradėjai, kas yra labai džiugu, ir dėkoju išradimų skyriaus darbuotojams, kurios rinko informaciją, prisideda prie šitos būtent problemos, pasaulinės problemos sprendimo.
Kaip matote, vienas iš paskutinių patentų, ne iš paskutinių išduotų, bet būtent šitoje srityje yra susijęs su naftos produktų būtent apdirbimu, kai jie yra išsilieję jūrose, vandenynuose, būtent, kad tos problemos ir tos pusiausvyros atstatymui būtų rastas tam tikras sprendimas. Taigi, kai mes kalbam apie tvarumą, mes kalbam apie šiuolaikinę ekonomiką, nes visiškai suprantama, kad pigiausias pervežimo būdas yra jūra ir todėl laivai perveždami krovinius natūraliai teršia būtent tam tikrus būtent vandens telkinius, bet mes visą laiką turime galvoti, kaip atstatyti. Ir dėl to būtent tvarumo klausimas, ypač kai kalbam apie žaliasias technologijas, visą laiką tikriausiai yra keliamas mokslininkams, nes mokslininkai atlikdami mokslą tikrai nekuria būtent sprendimų kažkokių vien tik dėl savęs. Jie taip pat siekia padėti visuomeniai savo iniciatyvą pagal užsakymus išspręsti būtent tas problemas, su kuriomis mes susidurime. Ir todėl man tikrai labai malonu, kad šiandienos konferencijoje dalyvaus, lyg tai greta mačiau, Kauno technologijos universiteto nacionalinio inovacijų verslo centro, būtent intelektinės nuosavybės valdymo projektų vadovė Greta Žekienė, inovacijų agentūros Proveržio departamento Green Tech Hub vadovė Teresė Škutaitė. Apie tvarumą ir tarptautinius dokumentus su mumis kalbės Europos patentų tarnybos tvarumo skyriaus vadovė Roberta Goč. Ir būtent jų pristatymų metu, aš manau, tikrai mums kils daugiau klausimų. Ir kaip gerbiamas Giedrius minėjo, tikrai kviečiu užduoti tos klausimus, kad mes galėtume kartu pabandyti atsakyti į juos. Kai mes susidurime su tvarumo iššūkiais, be abejo, mes taip pat galvojam, kas mums tos iššūkius padės įspręsti arba kaip sužinoti mums, kaip kiekvienos dienos vartotojams, sužinoti apie tai, kas vis dėlto įgyvendina tvarumo principus, kas vis dėlto gamina produktus ir siūlo mums kaip vartotojams būtent tokius, kurie iš tikrųjų yra žali, sveiki, kurie būtent yra atsinaujinantis. Ir aš daug nekalbėsiu apie tai, kad iš tikrųjų būtent prekių ženklai, kurie irgi yra vieni iš intelektinės nuosavybės didesnių objektų, prie tvarumo labai prisideda. Nes tikrai mes turėsime pranešimą ir ne vieną pranešimą, tai yra būtent ir Urtės Karklienės iš Oxylabs ir patentinės patikėtinios Justinos Nikės, Karolinos Burgės iš ES intelektinės nuosavybės tarnybos, taip pat agentūros MVP sprendimai grafikos dizainerio Martyno Švarco, kurie būtent pristatys, kaip vis dėlto atpažinti visuomeniai. Ar tikrai tas prekių ženklas yra tas pirmas tiesioginis signalas, kad šitas produktas ar šita paslauga yra tvari, o gal reikia ieškoti atsakymų daug kitur. Patentų biure mes taip pat, kaip dauguma žinot, registruojam ir dizainą. Ir tikrai ir dizainas taip pat yra tiesiogiai susijęs kaip intelektinės nuosavybės objektas su tvarumu. Ir pastebim paskutinės tendencijas, kad būtent dizaino gaminiai, nes dizainas tai yra gaminio vaizdas, taip kaip jis atrodo, jį taip pat lemia būtent iš ko jis yra pagamintas. Taigi iš tikrųjų vis daugiau dizaino yra registruojama būtent tvarių, ar tai būtų pagaminta iš perdirbtų medžiagų, ar tai būtų pagaminta iš natūralių medžiagų, nes mums kaip vartotojams, kaip mes renkamėmės gaminius, prekes, kurias norime įsigyti, kurias norime savo namuose turėti, taip pat tai yra labai svarbu, kad neskleistų neigiamo poveikio, nedarytų neigiamo poveikio aplinkai, nedarytų neigiamo poveikio sveikatai ir panašiai. Taigi mes tikrai kalbame ir apie dizainą. Ir tai, kad šiandieną, nes dizainas yra mados dalykas, jisai labai greitai kinta. Ir apie tai, apie madą mes būtent irgi šioje konferencijoje kalbėsim ir būtent man labai džiugu, kad su mumis dalyvaus mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, rinkodaros projektų vadovė Asta Svarauskaitė, patentinė patikėtinė Vilija Viešūnaitė, būtent savo mintimis kartu su jumis
norės pasidalinti vis dėlto apie tą tvarų naudojimą ir kaip gerbiamas Giedrius sakė, būtent apie aprangą. Ar tikrai visada perdirbtos medžiagos yra mums atskleidžiamos per prekių ženklą, ar tikrai mes renkamės tai, ką norim, kai norime būti tvaresni. Ir aš noriu pakalbėti apie intelektinės nuosavybės gražiąją ir išvirkščiąją pusę. Jums visiems tikriausiai yra labai gerai žinomas batų kūrėjas, ne tik avalynės kūrėjas, bet jisai kūrė tiesa ir labai daug kitų prabangos dalykų, tai yra Christian Louboutin, kuris yra 2542 turtingiausias žmogus pasaulyje pagal Forbes 24 metų paskutinę informaciją. Šio kūrėjo įmonės metinės pajamos yra beveik 800 milijonų dolerių, metinės pajamos, dirba virš 2000 darbuotojų. Na, o kaip bandžiau ieškoti jo gaminių, būtent batų kainos, tai iš tikrųjų, na, prasideda nuo beveik 1000, jeigu kalbam apie batelius. Ir radau informaciją, kad bateliai, kurie gaminami rankomis, būtent puošiami kristalais, gali kainuoti ir $6000 ir gaminami pagal individualų užsakymą ir būtent gali tekti laukti 4 metus. Tikriausiai mes tada galime būti tikri, kad būtent šis gamintojas taip pat galvoja apie tvarumą, ir būtent atsako, yra atsakinga įmonė, nes moka mokesčius, yra sukūręs nemažai darbo vietų. Bet kaip mes kalbam apie intelektinę nuosavybę, mes turim nepamiršti ir jos išvirkščiosios pusės. Šitą paveiksliuką radau, aišku, internete ir tikriausiai niekam nekyla abejonių, kad šis vaikinas tikrai negalvoja apie tvarumą. Tikrai negalvoja apie tai, kokios cheminės medžiagos, iš ko pagaminti dažai. Tikrai negalvoja apie gerbiamų ponių, kurios dėvė šitus batelius, sveikatą, saugumą, kad jos eidamos gatve tikrai, manau, kad greitai gali nulaužti kulniuką ir susižeisti koją ir panašiai. Iš tikrųjų, padirbinėjimas intelektinės nuosavybės yra išvirkščioji pusė. Kuo tu labiau žinomas, tuo labiau atsiranda žmonių, kurie nori tave, kaip sakyti, padirbti, tave atkartoti ir tavo susikurta reputacija būtent pasinaudoti ir uždirbti kažkiek, kartu sumažinant ir tavo pelną, bet iš kitos pusės darant svarbiausią, blogiausią įtaką reputacijai ir be abejo negalvoja niekada apie tvarumą. ES intelektinės nuosavybės tarnybos atliktų studijose yra tikrai nemažai skaičių apie tai, kokią neigiamą įtaką daro intelektinės nuosavybės būtent objektų padirbinėjimas, dažniausiai tai yra prekių ženklai žymimų gaminių. Ir kaip matote, Lietuvos muitinės duomenimis, praeitais metais buvo sulaikyta ir būtent mes kaip vartotojai buvom apsaugoti, kad nepatektų į rinką būtent gaminiai, kurie yra netinkami naudoti, kurie gali sukelti pavojų sveikatai, gyvybei netgi. Ir kaip matote, vaistai, čia yra iš muitinės departamento pasiskolinta nuotrauka, būtent, kad gali ir viena tabletė sukeisti vietomis, jūs galite atsidurti karste vietoj šitų padirbtų vaistų. Būtent muitinės departamento duomenimis iš tikrųjų yra labai daug bandymų įvežti padirbtas prekes. Ir jeigu mes vėl sugrįžtume prie batų, tai praeitais metais 4500 porų buvo muitinė sulaikyta, įtariant pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. Ir dar blogiau, beveik 20 000 žaislų. Ir tikriausiai tai dar didesnis yra mums pavojaus signalas, skambutis, kad mes turime kovoti su šitu tikrai neigiamu reiškiniu. Na ir ką mes darom? Ar mes kovojam? Taip, mes Valstybinis patentų biuras, vykdydamas savo būtent tiesioginę funkciją šviesti visuomenę, populiarinti intelektinės nuosavybės apsaugą, atkreipti visų dėmesį, kad yra svarbu
tiek pagarba kūrėjams, tiek būtent mums kaip vartotojams naudoti ir rinktis tos gaminius, kurie yra tikri, už kuriuos atsako intelektinės nuosavybės savininkai. Būtent vykdome keletą akcijų ir dabar gal pastebėjote, artėjant kalėdom, kolegės pasirinko labai gražų žvėrelį, ne banginį, bet kengūrą, kuri būtent kartu kviečia mus atkreipti dėmesį ir rinktis tai, kas yra tikra. Tai, kas yra, kaip sakyti, mums, garantuojama, jeigu tai yra pagaminta būtent intelektinės nuosavybės savininko kontrolėje ir būtent, kai jisai įsipareigoja atsakyti už tos prekes ar paslaugas. Taigi, labai noriu padėkoti visiems, kad susirinkote į šitą renginį, kad prieš Kalėdas radote laiko, nes tai yra iš tikrųjų tas laikas, kai mes ieškome dovanų ir savo šitą būtent gražią akciją mes norime jūs pakviesti būtent rinktis kas tikra, nesusivilioti pigiais dalykais, geriau pagalvoti apie tvarumą, įsigyti vieną daiktą, negu keletą, kuriuos mes po to išmesime gal po metų, ar net jie netarnaus nei metų. Ir tikrai labai tikiu, kad kiekvienas mes turime pradėti nuo savęs. Kaip ir šiandieną ryte važiuodama į šitą konferenciją ir pagalvoju, ką aš gero padariau šiandieną nuo ryto tvarumai. Ir galvoju, mes kooperuojame su kaimynais važiuoti, vežti vaikus į mokyklą viename automobilyje, kad nereikėtų kito automobilio, kad turime, kad jis netirštų gamtos ir tai prisidam prie tvarumo. Toks mažas žingsnelis. Tai ir aš, baigdama savo sveikinimo žodį, norėčiau palinkėti pradėti nuo savęs ir būti tikrais. Taigi geros konferencijos, įdomios, būkite aktyvus, kaip gerbiamas Giedrius kvietė, naudokitės irgi šiuolaikinėmis priemonėmis, būtent slaido programą, užduokite klausimus ir tikrai manau, kad išeisime iš šios konferencijos būtent turtingesni ir taip prisidėsime prie tvarumo. Ačiū Jums.